Taigi, kai tik baigęs krepšinio rungtynių, sveikint trenerį su dar vieną sunkią, bet labai svarbią pergalę. Tai dabar jūsų žodžiai. Džiugu, kad laimėjom. Aš apakęs, kiek žmonių šią susirinko, kad buvo gal didžiausias skaičius gal šį sezoną. Pilna salė buvo malonu žaisti. Geras rungtynės, ko mes ir tikėjomės, nes labai norėjom laimėti prieš Vilnius, nes išvyko turėjom, kaip pasakyti, pradžią sezoną buvom neįsižaidę ir gavom tenai stiprių pamokų, o šiandien pavyko revanšas. Taipogi, treneri, Sirgalė pastebėjo, kad atsirado naujovių pas jūs rungtynės. Nežinau, kiek jūs pastebėjot, buvo tai šiaip per minus pertraukėlį, bet atsirado šokėjas. Gal kiek žodėlį turėtum ir šokėjom, kurios, manau... Tai smagu, kiekviena naujovė yra kažkas gero, kad tokias vyksta, nori šokti, nori palaikyti mūsų komandas ir galius, ta prasme, čia gaunasi kaip renginys ir to pačiu varžybos ir žiūrovam yra per minutės pertraukėlės į ką pažiūrėti. Aš manau, kad labai buvo geros rungtynės, žiūrovam turėjo patikti, smagu, kad Plungėje tiek daug žiūrovų ateina pasižiūrėti regioninės krepšinio lygos rungtynės, tikrai graži šventė. Dėl pralaimėjimo aš manau, kad patys mes nesugebėjome atkovoti kamuolio lemiamoje atakoje, net 4 kartus Plungė metė gale puolime, tai sveikinam varžovus su pergale. Supratau, ačiū Jums ir geros kelionės namo. Taigi sveikint pasirodžiu šiandien pirmą kartą Plungės salėje, tai norėčiau iš karto Jūsų paklausti, kaip kėlė tokį mintis būti Plungės Olimpo šokėjom? Tai Olimpo šokėjom būti mums pasiūlė trenerio asistentas Akis Montis. Kadangi šokot pirmą kartą, norėčiau paklausti, ar buvo kažkoks stresas, ar jautėte jaudulį šokti prieš tiek dar daug pilną salę žmonių, kaip tik šiandien susirinko, tai... Tikrai buvo kaip įdomu, nes kai kurios yra savamokslis, o kai kurios gal turi šiek tiek patirties, bet vis tiek prieš kokią žmonių minę buvo pirmas kartas visoms. Ir manau, mums pavyko tą įvykdyti. Dabar trūksta praktikos ir